Alright, I like what you got there. Let me show you what I got. Check this out. Bring the bass line. Hey, yo. Sveiki visi sugrįžę į Sporto veidrodį. Noriu priminti, kad būtinai, kai įsijungiate mano kanalą, paspauskite pasirašyti mygtuką, subscribe jis vadinasi. Tada būtinai paspauskite like mygtuką, nes tie mygtukų paspaudimai yra labai naudingi būtent kanalui, daugiau žmonių į tą turinį galės pamatyti. Ir būtinai pakomentuokite, patinka, ar jūs naudojate vizualizacijas ar kitus psichologinius kažkokius tai fokusus ir įrankius, kurie padeda jums gerėti ir gyvenime, ir sporte, ir visur kitur. Šiandieną aš tęsiu apžvalgą iš knygos, kuri vadinasi Hockey Tough. Štai Saulas L. Milleris parašė šitą knygą. Fantastinė knyga, jinai tinka ne tik ledo rituliui, bet kuriam kitam sportui. Ir šiandieną keliaujame toliau skyriais. Šitas skyrius vadinasi Winning Movie, arba kaip sudalyvauti filme, kuriame esi pats ir režisierius, ir aktorius, ir įgarsintojas, ir visi kiti žmonės, kurie reikalingi padaryti filmą. Yra 8 skyriai šitame dideliame, sakykime, skyriuje, yra dar 8 mažesni skyreliai, kurie iš principo sudaro visą savo asmeninio filmo gamybos visumą, jeigu taip galima išsireikšti. Ir iš karto nieko nelaukęs, netampysiu, kaip sakant, katinų už ūsų, pradėsiu nuo pirmo skyriaus. Kaip tas filmas yra pagaminamas, kad jūs aplankytų sėkmė sporte ir visur kitur. Pirmas skyrius. Vizualizuokite savo ABC. Tai reiškia, turėkite savo tam tikrą rutiną, kurią jūs matote ne iš tikrųjų, o savo galvoje. Tai Saulas Milleris pavadino tą ABC ne tai, kad ABC kaip pas mūsų abėcėlė Lietuvoje, ne? Bet tai yra pirmas A, tai būtų attitude, tai yra požiūris. Tada yra B, tai būtų behavior, tai būtų veiksmas arba elgesys. Ir tada C, tai būtų concentration, tai būtų koncentracija arba susikaupimas į kažką. Tai reiškia, kad savo filme turi matyti ne tik veiksmą, bet ir savo požiūrį, kūno kalbą ir susikaupimą. Reiškia, labai giliai turi matytis. Matai save pasitikinčiu, tvirtai stovinčiu ir pasiruošusiu. Elgiesi kaip lyderis, susitelkęs, pilnas energijos. Tokia užduotis, tai tavo mentalinis pamatas, tavo A reiškia požiūrį, tavo B reiškia elgesį ir C, kaip jau minėjau, koncentracija. Skyrelis numeris 2, antra sudedamoji dalis. Antras žingsnis, atsipalaiduok ir įsivaizduok. Geriausias mentalinis darbas vyksta ne tada, kai esi įsitempęs, o kai kūnas ir protas ramūs. Surask tylų momentą arba tylią vietą prieš treniruotę ryte ar net automobilyje prieš rungtynes. Užmerk akis, kas būtų turbūt pakankamai, nerekomenduoju užmerkti akių automobilyje, jeigu vairuojate. Jeigu sėdite kažkur gale ar šalia, tai viskas ok, bet jeigu vairuojate, akių neužmerkite, bet, jisai taip parašė. Užmerk akis, kvėpuok giliai ir leisk savo tiesiog pamatyti save veikianti puikiai. Ta prasme, kad tu kažką darai puikiai. Kuo labiau atsipalaiduosi, tuo aiškesnis bus vaizdas ir stipresnis efektas. Trečia dalis, kuri yra reikalinga bendram filmui. Ne visiems ši technika iš karto padeda. Kai kurie žaidėjai sako, aš bandžiau įsivaizduoti, bet man tai neveikia. Ir tai yra normalu, sako Saulas Milleris, vizualizacija tai yra įgūdis, kurį reikia lavinti, kaip ir driblingas, bėgimas, metimas ir taip toliau. Pirmi bandymai gali būti neryškus ar netgi keisti, bet kuo dažniau tai darysi, tuo aiškiau ir efektyviau veiks tavo mintis. Svarbiausia, nepamiršk, kad tai nėra magija, fokus, pokus, hokus, tai yra treniruotė, kurią reikia nuolat daryti ir kasdieną. Tai tą labai svarbu reikia įsidėmėti. Ketvirta dalis, iš kurios susideda šitas jūsų sėkmės filmas, tai būtų išlik pozityvus, kas beįvyktų.
tavo winning movie arba tavo pergalės filmas turi būti apie sėkmę, o ne apie klaidas. Jei įsivaizduosi save prarandant ritulį ar darant klaidą, tavo smegenys užfiksuos tą scenarijų. Taip, kad verčiau būtų geriau koncentruotis į tai, ką darai gerai, į tikslų perdavimą, gerą stiprų metimą ir greitą reakciją, kur tai bebūtų. Kiekviena scena turi stiprinti pasitikėjimą, o ne baimę. Toliau keliaujame 5 dalis. Pradėk nuo paprastų dalykų. Jei bandysi iš karto įsivaizduoti visą rungtynių scenarijų, bus jau per daug ir smegenys užvirs, perdegs ir bus kaip per kempiniuko filmą, Patriko galvoje sukosi ten tie krumpliaračiai ir nieko neįvyko, tik tai dūmai ėjo iš ausų. Pradėk nuo vieno momento, pavyzdžiui, kaip įeini į aikštę, kaip priimi ritulį, kaip smūgiuoji, paprasti visiškai dalykai. Trumpi aiškus vaizdiniai yra daug efektyvesni pradžioje, kai šie tampa natūralūs, gali įjungti į juos į ilgesnius filmus. Dar kartelį pakartosiu, kad trumpi aiškus vaizdiniai yra daug efektyvesni pradžioje. Kai šie tampa natūraliai jau, priimi juos natūraliai, gali jungti juos prie jau didesnių, sakykime, scenarijų ir ilgesnių filmukų. Šešta dalis, tai būk dinamiškas, tavo vaizduotoje turi būti judesys, energija, emocija. Neužtenka matyti save stovinti, matai kaip čiuoži, kaip kovoji, kaip laimi. Ta prasme, nereikia stovėti vietoj. Pavyzdžiui, vyksta kažkoks veiksmas, tu greit leki, ritulį priimi, ritulį atiduodi, atsidengi ir taip toliau. Tarsi visas tas scenarijus, ką darai ant ledo, arba gal netgi, čia aš jau iš savęs pridėsiu, nes man kaip asmeniui, pavyzdžiui, man labai gerai veikia vizualizacija visą gyvenimą. Aš labai gerai matau, sakykime, kas yra realybė ir nerealybė, aš galiu tą labai puikiai nerealybė apgauti savo smegenis. Ir aš galiu, lygiai man tas pats, ar realiai, ar nerealiai, aš galiu labai gerai, aiškiai matyti vaizdus, kurie yra, tipo nerealūs. Tai, vat kaip ir minėjau, leki, atsidengi, tu turi viską matyti, kad tu pasižiūri, pavyzdžiui, jeigu esi dešinys kraštas, ar ne, puolėjas, arba, sakykime, dešinio krašto puolėjas, leki, pasižiūri į kairę, pamatai savo partnerius, tu priimi iš partnerio ritulį, užeini į zoną, tada tu darai kažkokį ten sraigę, tada tu turi matyti, kaip tu tas kojas jungi ir kaip tu leki ir tada darai kažkokį tai fintą, apgavimą, tada sustoji, tada vėl bėgi, tada perduodi, apeini kažkokį gynėją arba kitą žaidėją ir tada atiduodi ritulį, pavyzdžiui, ir tą, kur yra pass and go, atsidengi ir tada įmuši įvartį. Turi būti kaip filmas. Ir tą realiai, netgi jeigu to gyvenime kartais nedrįsti padaryti, sakykime, ar treneris galbūt labiau griežčiau žiūri į tokius, sakykime, labiau treneris nori struktūriškai, kad nebūtų jokių fantazijų ant to ledo. Bet ir nedrįsti, galbūt nedrįsti, nepasitikė savo jėgomis. Tai tau nebūtina daryti visą tai ant ledo, kol tu nepasitikė savimi. Tu padaryk visą tai galvoje. Ir kai padarysi 100 kartų galvoje ir tau pasiseks, tada pradėk daryti tai ant ledo. Ir pamatysi, kad pasirodo, kad tu gali ant ledo dar geriau padaryti. Tiesiog čia pasibandymai būtų labai smagu, jeigu kažkas pakomentuotumėt, ar jūs tą darėte ir ar tai jums pavyko. Tai būtų superinė man informacija tolimesniems mano laidoms apie būtent sporto psichologiją. Gerai, toliau 7 dalis, tai būtų, kad filmo arba epizodo trumpumas. Tai tavo pergalės filmas neturi būti kažkoks labai ilgas. Geriausi vaizdiniai trunka nuo 30 sekundžių iki 2 minučių. Tai trumpa, intensyvi sesija, kurią gali padaryti bet kada, rūbinėje, autobuse ar prieš miegą. Trumpi aiškus filmai yra veiksmingi, nes protas juos gali greitai paleisti ir dažnai kartoti. Ir 8, tai būtų paskutinis toks epizodas į filmą, tai naudok visas juslės. Juslė tai yra, suprantat, kas tai yra, ar ne?
Ne tik matyti reikia, ne tik girdėti, bet reikia justi kvapą, šalčio pojūtį, lazdos vibraciją po smūgio. Kuo daugiau pojūčių įtrauksi, tuo labiau tavo smegenys patikės, kad tai yra realu. Ir kai tai atrodo realu, tavo kūnas elgiasi lygiai taip pat kaip filme. Tai reiškia, jeigu tu smegenys savo tipo apgavai ir jos pagalvoja, kad tavo vizualizacija yra išvykstanti iš tikrųjų, tai vėliau smegenys neatskirs, kai tu iš tikrųjų būsi ant ledo ir visą tai darysi. Ir jokio skirtumo smegenims. Ar tu ant ledo, ar tu įsivaizduoji, kad tu ant ledo. Gerai, tai tokie buvo žingsniai. Šiandien pakankamai trumpai, bet aš kažkodėl pagalvojau, gal kai labai per ilgos būna tos tokios mano laidelės, tai galbūt būna per sudėtinga suprasti ir pagauti. Ir galbūt kai kam būna ir nuobodu. Bet šitas dalykas nėra toks labai, sakykime, paprasta ir lengva. Bet jis yra privaloma daryti, jeigu norite pasiekti aukštesnių lygių ir pereiti, sakykime, į vis lygį aukščiau ir aukščiau. Tai nebeužtenka, tai gerai driblinguoti, greitai bėgti, būti stipriam, žvitriam ir guviam, reikia jau treniruoti ir smegenis labai stipriai. Taip kad tai buvo 8 žingsniai, kurie padės tau, jums sukurti savo pergalės filmą. Reikia dirbti, tai iš karto nesigaus per pirmas 2 treniruotės, sakykime, reikia padaryti bent porą mėnesių, 3 mėnesius, nuolat tą daryti ir pamatysite, kad tai nėra tik tai mentalinis žaidimas, tai yra vidinė treniruotė, kuri stiprina pasitikėjimą, susikaupimą ir stabilumą. Kaip sako Solas Milleris, if you can see it, feel it and believe it, you can make it happen. Išversiu. Jeigu tu gali tai pamatyti, gali tai pajusti, gali patikėti tuo, tai reiškia, kad tu gali padaryti, kad tai įvyks. Taigi, sukurk savo filmą, paleisk jį prieš kiekvienas rungtynes ir kai ateis tavo momentas ant ledo, tu jau žinosi, kaip tu gali laimėti. Tai štai tiek šiandieną. Visiems dėkoju už peržiūras. Ypatingai dėkoju visiems, kurie žiūrėjote ir žiūrite mano pokalbius su žaidėjais. Man labai malonu, kad yra jau labai nemažai žmonių peržiūrėjusių. Bet noriu priminti, kad jeigu norite, kad aš ir toliau daryčiau šitą turinį, kelčiau apie psichologiją, apie interviu su žaidėjais, tai nepamirškite paspausti subscribe, būtinai neužtrunka nei pusę sekundės paspausti tą mygtuką, jisaigi nieko jums nekainuoja, ir paspausti like, jeigu patiko. Ir komentuoti, jeigu norit, galit komentuoti, būtų smagu, aišku. Ir visiems labai dėkoju, kurie parašėte man laiškus, kuriems laiškuose rašote, kad patinka tai, ką aš darau, tai man iš karto yra ekstra motivacija, nors motivacija tai nėra dalykas, į kurį reiktų labai remtis, bet tai yra ekstra motivacija, kaip yra boost man stengtis ir daryti turinius visokius įvairius toliau. Tai štai tiek šiandieną, ačiū visiems, kurie žiūrėjote ir didžiausios sėkmės besimokant ir darant savo pergalės filmus. Ate.